kol kas neturėjo jokio sindromo galinčio pakeisti į jos žaidimą priklausomai nuo vietos, kurioje vyksta rungtynės. Ir šiandieną Jasminas Repeša atvykęs į Kauną pareiškė, jog šiose rungtynėse Malagos Unikaha tiesiog nori pademonstruoti ir įrodyti visiems, kad mes šį sezoną Eurolygoje galime varžytis su bet kuria ekipa. Aš nežinau, iš kur atsiranda tas toks jausmas, kad tai yra komanda, kuri iškovojo nemažai pergalių, bet galbūt varžovai buvo netokie geri, kokie buvo mūsų varžovai, ir kai mes žaisime su jais, mes jiems parodysime. Man atrodo, kad su tokiu jausmu rungtyniaudamos prieš Žalgirį keletas komandų šį sezoną nudegė, ir kas jau kas, žalgiriečiai taip savo varžovų nuvertinti negalėtų. Jo labiau, kad ko gero galima tik tai patvirtinti Žano Placos žodžius, kad Žalgirio varžovas, na, kad ir kaip kai kam tai keistai atrodytų, yra puikiai sukomplektuota komanda, ir tai yra pirmiausia komanda, kuri žaidžia kaip komanda. Taip, galbūt joje nėra tokio kalibro žaidėjo kaip Madrido Reale ar tame pačiame kokiame nors Stambulo Efes klube, tačiau tai yra komanda, kuri pademonstravo, jog jos mechanizmas veikia, ir su jie šiandieną Žalgiriui bus nelengva, jo labiau, kad tai yra komanda, kuri pradėjo Eurolygos top 16 pergalę. Vėlgi, su kableliu buvo ta pergalė dėl to, kad tose rungtynėse beveik visą laiką buvo priversti vytis Brose Baskets krepšininkus Malagos Unikakos žaidėjai, tačiau laimi tas, kuris būna įmetęs daugiau taškų, kai rungtynės baigėsi, ir tose rungtynėse geresni buvo Malagos Unikakos žaidėjai. 85-82 Markusas Viljamsas pelnė 18 taškų, ir tai yra žaidėjas, kuris minimas dažniausiai, kai kalbama apie Malagos Unikakos lyderius, tačiau šitoje komandoje yra ir daugiau gerų krepšininkų. Yra Lukša Žoričius, yra Krunoslavas Simonas, yra taip pat ir Erlas Kalovėjus. Na, visus juos mes netrukus pamatysime, kaip ir štai čia jūsų ekranuose esantis varžovo komandos treneris, bet dabar Kauno Žalgirio arenoje Lietuvos tautinė giesmė. Kaip visada, puikiai atmosfera Kauno Žalgirio arenoje. Ne visi Malagos Unikakos krepšininkai suprato, kas joje vyksta ir kas šiuo metu buvo giedama tribūnose. Todėl kai kurie iš jų sulaukė švilpimų, nes tęsė savo apšilimą. Bet pagal oficialias taisyklės niekas prie jų prikibti negalėtų, dėl to, kad pagal oficialias taisyklės, kadangi rungtyniauja nacionalinės rinktinės, prieš rungtynės valstybių himnai nėra giedami, ir Kaunas šiuo atveju yra išimtis, prieš kurią nieko bendros taisyklės padaryti. To pakeisti negali. Šio vakaro rungtynių arbitrai: Lothar Mozeris iš Vokietijos, Jersenas iš Slovenijos ir taip pat Marekas Šmikevičius iš Lenkijos teisėjauja. Marekas Šmikevičius teisėjauja kitoms rungtynėms. Taigi dar kartelį rungtynių arbitrai šį vakarą: Robertas Lothar Mozeris, Vokietija; Andrėjus Jersenas, Slovenija; ir Josefas Bisanas iš Prancūzijos. O čia Žalgirio komandos startinis penketas: Trelinas Dardinas, Ibrahimas Džeberas, Paulius Jankūnas, Rimantas Kaukėnas ir Kšištofas Lavrinovičius. Įdomi iš tikrųjų bus šios dienos rungtynių pradžia. Varžovų komandos startinis penketas yra su dviem aukštais krepšininkais priešakyje. Tai yra Lukša
Žoričius ir Franas Vaskesas. Į žaidėjo pozicijoje rungtynes pradeda Erlas Kalovėjus. Taip pat aikštelėje Serhis Vidalis, kuriam kol kas teks galinėtis dvikovose 1-1 su Tremilu Dardinu. Ir varžovų komandoje nepaminėjau tik tai Krunoslavo Simono, atakuojantis gynėjas, kuris rungtyniauja stabiliai ir gali pridaryti daug nemalonumų. Tremilas Dardinas iš tikrųjų, man atrodo, šiandien gali turėti smagų vakarą dėl to, kad Malagos Unikaha buvo komanda, kuri nepratęsė su šiuo krepšininku kontrakto, nors turėjo tokią galimybę praėjusią vasarą. Taip, jis atsidūrė Kauno Žalgiryje ir, man atrodo, niekas iš Žalgirio gerbėjo dėl to nesigaili. O ką galvoja Malagos Unikaha, sunku pasakyti. Na, pats Tremilas Dardinas kalbėjo apie tai, kad tai bus tiesiog dar vienas mačas jam ir pagrindinis dalykas sportininko gyvenime, sportininko profesionalo gyvenime yra stengtis iškovoti pergalę kiekvieną kartą, kai tu turi galimybę tą padaryti. Kiekvieną kartą, kai dalyvauja rungtynėse. Tremilas Dardinas pradeda jas žaidimu 1-1, kuriame priverčia prasižengti Krunoslavą Simoną. Krunoslavas Simonas yra vienas iš dviejų Kroatijos rinktinės, tai yra Kroatijos krepšininkų apskritai šitoje komandoje. Antrasis taip pat aikštelėje. Tai yra Lukša Zoričius. Vienas gynėjas, vienas puolėjas. Na ir tai yra suprantama dėl to, kad komandai vadovauja Jasminas Repesa. Kroatijos krepšinio specialistas, būtent jo pastangomis ir sumanimu greičiausiai šie krepšininkai atsidūrė Malagos Unikahoje, kurią kol kas Tremilui Dardinui pavyko nubausti tik tai 1 tašku. Vienas taiklus baudos metimas iš 2. Krunoslavas Simonas, Erlas Kalovėjus į baudos aikštelę. Žoričius atmeta kamuolį atgal Simonui. Ir štai toks priverstinis, sakyčiau taip, priverstinis Serhio Vidalio metimas, dėl to, kad per tą atakai skirtą laiką nieko nesugalvojo varžovai, o Žalgirio greitą ataką Erlas Kalovėjus yra priverstas stabdyti pražangą. Na, tai iš esmės yra pagrindinis Žalgirio ginklas, kieta gynyba ir po to agresyvus ir greitas žaidimas. Būtent tą greitą žaidimą Malagos Unikaha ko gero norėtų sustabdyti. Ar jai pavyks, čia jau kitas klausimas. Žalgiriui labai reikalinga šitą pergalę ir ne veltui Jonas Placa pavadino šias rungtynes pačiomis svarbiausiamis Žalgiriui kol kas šį sezoną. Greičiausiai jis yra teisus dėl to, kad Žalgiris rungtyniauja namuose, rungtyniauja prieš komandą, kuri pradėjo top 16 pergalę ir galiausiai po to Žalgirio laukia išvyka į Madridą, o tada rungtynės su Maskvos CSKA komanda. Tiesiog iš tikrųjų šiandien Žalgiriui labai reikia iškovoti pergalę, nepavyksta pagauti kamuolio iš karto Pauliui Jankūnui. Tačiau varžovai pažeidžia taisyklės. Luka Zoričiui yra įrašoma pražanga, jis vienas iš svarbiausių savo komandoje. Antras pagal rezultatyvumą po Markuso Viljamso, kuris kol kas sėdė ant atsarginio žaidėjo suolo. Taip pat tame penketuke yra Krunoslavas Simonas, 10 taškų, Erlas Kalovėjus 10 taškų ir sąrašą užbaigė Alejandro Urtasunas, pelnantis po 8 taškus. Ant šių 5 krepšininkų kol kas laikosi visas Malagos Unikahos žaidimas, tačiau tame sąraše, kurį galima būtų pratęsti, mes atrastumėm ir daugiau pažįstamų mums pavardžių. Ten yra ir Kosta Perovičius, ten yra ir Zoranas Dragičius, ten yra ir Endis Panko, persikėlęs į Malagą iš Atėnų Panathinaikos komandos. Na štai dabar atrado laisvą Erla Kalovėjo komandos draugai ir tuo pasinaudojęs Unikahos įžaidėjas išveda į priekį svečius. Žalgiriui 2 kartus iš eilės nepavyko pataikyti abiejų baudos metimų. Krištofas Lavrinovičius irgi atsako taikliu tritaškių metimu, primindamas savo tiesioginėms oponentams, kad jiems šiandieną nebus galima stovėti vien tik tai baudos aikštelėje. Malagos Unikaha yra dabar geriausiai dėl atšokusių kamuolių kovojanti komanda Eurolygoje. Įdomus sutapimas, kada Žalgiris praėjusiais metais žaidė su Panathinaikos ekipa. Panathinaikos komanda taip pat tuo metu buvo geriausia kovotoja dėl atšokusių kamuolių. Apsigina Žalgiris gera kol kas gynyba, neskaitant to vienintelio Erlo Kalovėjaus tritaškio šios dienos rungtynių pradžioje. Tremilas Dardinas
koja liestas kamuolys, taigi nuo 12 sekundžių iki 14 pailgėja Kauno Žalgirio atakai skirtas laikas. Jasminas Repeša kažką aiškina savo asistentui, Rimantas Kaukėnas. Laisvas meta Rimantas Kaukėnas, jo metimas yra taiklus. 8-3 po Rimanto Kaukėno šūvio. Labai norėtųsi, kad Rimui pavyktų surasti savo žaidimą, surasti savo vietą aikštelėje ir sėkmingai išnaudoti energiją. Energijos jam niekada netrūksta. Bet paskutinis mačas Graikijoje tikrai nebuvo pats sėkmingiausias Rimantui Kaukėnui. Na štai čia pirmasis, ko gero, atvejis, kada varžovai sulaužo Kauno Žalgirio komandos gynybą vienu tiksliu perdavimu į baudos aikštelę ir Luka Žoričius pelno 2 lengvus taškus. Rimantas Kaukėnas iš to paties taško. Šį kartą pataikyti nepavyksta. Simonas atkovojo kamuolį. Simonas mums jau pažįstamas krepšininkas. Jis žaidė Zagrebo komandoje praėjusį sezoną prieš Žalgirį. Apskritai Zagrebo komandoje jis praleido visus savo metus tol, kol nepersikėlė iš savo gimtosios šalies į Malagos Unikaką, Erlas Kalovėjus. Taiklus jo metimas ir rezultatas lygus. Ir prisimenant Krunoslavo Simono karjerą, reikėtų pasakyti, kad prieš Žalgirį sužaidė puikias rungtynes Zagrebo komandai, pelnydamas 22 taškus. Tremelas Dardinas, taiklus jo metimas. Kol kas šio vakaro mačo pradžia visiškai priešinga tam, ką mes matėme Atėnuose, dėl to, kad komandos labai gerai puola. Ir jokių tokių ilgų pauzių, jokių tokių ilgų duobių. Nei viena, nei kita nepaturė. Lukas Žoričius į baudos aikštelę, jo metimas netaiklus, labai gerai atskubėjo į pagalbą Pauliui Jankūnui ir Kšištofui Lavrinovičiui. Tremelas Dardinas, jo reidas į baudos aikštelę, nėra kaip įmesti kamuolį Pauliui Jankūnui, užtat galima atmesti Kšištofui Lavrinovičiui. Broliui pataikyti nepavyksta. Dargišas Lavrinovičius buvo vienintelė, ko gero, Kauno Žalgirio komandos problema nuo tų sužaistų rungtynių Atėnuose. Serkis Vidalis, netaiklus ir jo metimas. Dargišas Lavrinovičius, vienintelis Žalgirio krepšininkas, kuriam iš esmės neteko treniruotis per tą pertrauką. Tik tai vakar jis prisijungė prie komandos, bet šiandien treniravosi, šiandien apšilinėjo ir mažiau ar daugiau mes jį aikštelėje turėtumėm pamatyti. Robertas Jevtokas irgi treniruojasi jau su Žalgiriu, tačiau kol kas sėdi neapsirengęs, pražanga puolime. Fiksuoja rungtynių arbitras. Man atrodo, kad ji yra Kšištofui Lavrinovičiui. Taip, Kšištofui Lavrinovičiui rašoma pražanga už štai šį nusistumimą ranka. Ir reklaminė minutės pertraukėlė. Rezultatas 10-8. Kšištofas Lavrinovičius negali atleisti rungtynių arbitrų už tą pražangą. Tai yra pirmas mačas šiandieną Eurolygoje. Marko Popovičius kol kas Žalgirio rezerve, viename iš svarbesnių. Na, kaip ir Markosas Viljamsas Malagos Unikakoje. Berlyno Alba rungtynės su Maskvos CSKA, ta pati Žalgirio grupė, pradės 20 val. Vakaro Lietuvos laiku, jau visai netrukus. Ir taip pat šį vakarą žaidžia Stambulo Fenerbahče Ulker su Sienos Montepaski ir Pirėjo Olimpiakos su Bešiktašo komandomis. Vakarykščius rezultatus jūs ko puikiausiai žinote. Po jų kol kas Madrido Realo komanda yra vienvaldė E grupės lyderė, iškovojusi 2 pergalės iš tiek pat galimų. Tai būsimasis Kauno Žalgirio varžovas kitą savaitę Eurolygoje. Na, o F grupėje pirmaujančios komandos, ko gero, yra ne visai tos, kurias buvo galima suprognozuoti prieš jai prasidedant. Chimki, nugalėjusi Barceloną, iškovojo antrą pergalę iš eilės. Kaha Laboral, kuri vos išsikapstė Žalgirio grupėje ir 2 kartus pralaimėjo žalgiriečiams reguliariojo sezono rungtynėse.
dabar irgi turi 2 pergalės iš tiek pat galimų. Tai yra F grupės lyderiai. Na, viskas pirmiausia prasidėjo nuo pradžių ir komandos, kurios nebūtinai buvo geriausios pirmajame etape, bet prasimušė į antrąjį, gali parodyti, ką gali. Antra, šitas Eurolygos top 16 etapas yra ilgiausias Eurolygos formatų istorijoje ir jame dar, žinoma, visko bus. Tačiau pradžia visada labai daug reiškia. Žalgiris pradėjęs galingai šį sezoną Eurolygoje, taip ir nužygiavo su ta pirmąja vieta iki pat reguliaraus etapo pabaigos. Taip Žoričius neįkrauna kamuolio iš viršaus, nors turėjo idealią progą. Žalgirio komandoje vienas pasikeitimas po šios minutės pertraukėlės. Aikštelėje pasirodė Mario Delašas. Jis pakeitė Paulių Jankūną. Visi kiti Žalgirio krepšininkai liko. Varžovų komandoje aikštelėje pasirodė Zoranas Dragičius, Slovenijos nacionalinės rinktinės narys. Kšištofas Lavrinovičius labai lengvai pašokdina Zoričių ir pelno 2 taškus. Jis rezultatyviausias Kauno Žalgirio gretose kol kas 12-8. Slystelė Erlas Kaluvėjus. Žalgirio aistruoliai norėtų žingsnių. Rungtynių arbitrai nusprendžia, kad buvo pražanga. Pirmoji Rimantui Kaukėnui, antroji Kauno Žalgirio komandai. Sužaidus nepilnas 6 minutės šiame ketvirtyje. Taip palydėjo plaštaką Rimantas Kaukėnas savo priešininką ir Rimantą Kaukėną keičia Marko Popovičius. Ir varžovo komandoje tuo pat metu atsiranda Markusas Viljamsas. Pražanga puolime. Štai čia prasižengęs žmogus, tai yra Endis Panko. Endis Panko persikėlė iš Atėnų Panathinaikos ekipos, apie tai aš sakiau, ir jo debiutas Malagos Unikakos gretose buvo tiesiog puikus. Jis sužaidė savo geriausias rungtynes. Šį sezoną pelnė 16 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Tai yra vienas iš tų galingų kovotojų dėl atšokusių kamuolių. Tremilas Dardinas tuo tarpu siunčia kamuolį į Malagos Unikakos krepšį iš toli. Žalgiris šiandien tritaškius šaudo gerai. Pataikė 3 tolimus metimus iš 5. Varžovai pataikė 2 iš 5, taigi jie atsilieka iš tikrųjų tik tai 1 metimu. Viljamsas. Jam grįžta kamuolys ir Ibrahimui Džeberui teks pakelti ranką aukštyn, pašokdino Markusas Viljamsas Ibrahimo Džeberą. Nuo šios dvikovos ko gero labai daug kas priklauso. Markusas Viljamsas irgi toks įvairiapusiškas žaidėjas, labai agresyvus, labai emocingas, gali pataikyti iš visur. Tai yra krepšininkas, kuris atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų savo komandoje. Po 4 per rungtynes perima beveik po kamuolį, atkovoja po 3. Apsigina Žalgiris ir štai toks Mario Delašo nesėkmingas bandymas užbaigti greitą ataką. Žalgiris bando rungtyniauti greitai. Greitų tritaškį pabandė atsakyti ir Viljamsas. Metimas netaiklus, tačiau bendromis pastangomis atsikovojo kamuolį, varžovai pelno 2 taškus. Zoranas Dragičius įsirašo jos, o kamuolį pamušė Kosta Perovičius. Kaip ir sakiau, varžovų komanda yra iš tikrųjų komanda ir joje ne 5 ir ne 6 krepšininkai rungtyniauja ir dabar visas penketas yra kitoks nei tas, kuris pradėjo rungtynes. Šiandien Žalgirio laukia rimta kova. Nesminas Repeša yra pasiruošęs panaudoti visus savo rezervus. Iš viso jo komandoje šiandien registruoti 11 krepšininkų. Mindaugas Kuzminskas kyla nuo suolo. Puikios buvo Mindaugo Kuzminsko rungtynės Atėnuose praėjusių metų pabaigoje. Ir jam iš karto pražanga. Dabar Žalgiris prasižengia jau 4 kartą. Norėtų, jog be pražangų sugebėtų agresyviai gintis Žanas Plata. Tai ko gero reikėtų suprasti jo reakciją į šį epizodą. Taigi pagal komandinės pražangas lygų 4-4.
Markusas Williamsas. Labai greitai ištirpo Malagos Unikakos atakos laikas, tačiau paskutinė sekundė susirena. Zoranas Dragičius pataiko iš toli ir braukia Kauno Žalgirio pranašumą iki 2 taškų. Kol kas labai atkaklios ir gražios iš šalies rungtynės. Tačiau Žalgiriui jose atitrūkti nuo varžovų nepavyksta. Marko Popovičius Mindaugui Kuzminskui atgal. Mindaugas Kuzminskas pašaldina savo varžovą ir lengvai taip siunčia kamuolį į krepšį. Pirmasis jo metimas pasiekė tikslą 17-13. Suspėja prasižengti Marijo Delašas, galbūt net ne pats blogiausias variantas, dėl to, kad prie baudų metimų linijos keliauja Kosta Perovičius. Tai yra žmogus, kuris baudas meta 70% taiklumu. Kosta Perovičius prieš keletą metų buvo laikomas labai daug žadančių ir perspektyvių vidurio puolėjų. Rungtyniavo ir galingesniuose klubuose nei Malagos Unikako. Ko gero jo žvaigždė buvo pakilusi dar aukščiau tada, kai jis blikstelėjo kaip atsarginis vidurio puolėjas Serbijos rinktinėje 2009 metų Lenkijos pirmenybėse, keisdamas Nenadą Kirstičių. Tačiau kol kas šį sezoną Kosta Perovičiaus statistika yra pusėtina, jeigu taip galima pasakyti. Viso labo 4 taškai per rungtynes, 3,5 netgi. Ir Mindaugas Kuzminskas dabar Kosta Perovičiaus gynybą įveikia. Dar 2 Mindaugo Kuzminsko taškai. Ir ta lengvojo krašto pozicija šiandien gali būti labai svarbi. Tremelas Dardinas susitvarkė su Serhiju Vidaliu. Nes pats, be jokios abejonės, nes pats Williamsas, buvo galima tą nujausti, tačiau žinoma nelabai ką buvo galima prieš tokį staigų metimą padaryti. Ginčas reiškiantis, kad kamuolys atitenka varžovams. Prasidėjo paskutinė pirmo ketvirčio minutė. Ir dabar jau viską tiksliai padarė žaidime 2-2. Varžovai Kosta Perovičius vėl mažina skirtumą iki 2, 19-17. Lygių priešininkų dvikova kol kas šį vakarą čia Kaune. Oliveris Lafayetas. Marko Popovičius. Paulius Jankūnas į baudos aikštelę. Darijusui Lavrinovičiui 2 taškai ir pražanga. Zoranas Dragičius kelia ranką aukštyn. Zoranas Dragičius teoriškai yra gynėjo grandies krepšininkas, tačiau jo kol kas pilna visur. Ypatingai rungtyniaujant gynyboje. Mindaugas Kuzminskas atkovoja kamuolį, Žalgirio netaiklūs baudų metimai yra problema. Kol kas iš 5 pataikyti tik tai 2. Tačiau tas paskutinysis pramestas dar gali virsti Žalgirio taškais. 21 sekundę turi Žalgirio krepšininkai ir reikėtų laikyti kamuolį iki galo. Darijus Lavrinovičius išmušė, man atrodo, kamuolį jam iš rankų priešininkai. Ir kamuolį išlaikyti iki galo nepavyko. Taigi kėlinį užbaigė Unikaka. Markusas Williamsas atmetė kamuolį savo komandos draugui. Laimiai nepataiko iš toli Alejandro Urtasūnas. Arcemis Urtasūnas, keletą vardų turi šis krepšininkas, taigi po kovingų ir energingų, labai greito ir aukšto tempo minučių Žalgiris priekyje 21-17.
Viasat Sport Baltic kanalas tęsia tiesioginę transliaciją iš Kauno, iš pirmųjų 2013 metų Kauno Žalgirio rungtynių Eurolygos top 16 etape. Po pirmųjų 10 minučių prieš Malagos Unikaką Žalgiris priekė 21-17 ir kėlinys buvo gražus, intensyvus ir rezultatyvus, tačiau kol kas dvikova, žadanti mums kovą iki pat galo, bent jau jeigu ją matuotumėm tik tai pagal tas pirmasias 10 minučių, kurias matėme. Žalgiris taikliau atakuoja iš vidutinių nuotolių, pataikė 5 dvitaškius iš 7 varžovai, tik tai 3 iš 6. Žalgiris pataikė 3 tolimus metimus iš 5, varžovai 3 iš 9. Taip pat žalgiriečiai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių nežymiai, tačiau vis dėlto laimėjo. Tai labai svarbus faktorius rungtyniaujant su Malagos Unikaką, 8-7. Klaidų komandos padarė beveik tiek pat, Žalgiris suklydo vieną kartą daugiau ir atliko vienu rezultatyviu perdavimu daugiau. Taigi visi statistiniai rodikliai nežymiai Žalgirio pusėje ir persvara taip pat nežymiai Žalgirio pusėje. Pražanga prieš Mindaugą Kuzminską. Iš tikrųjų nelabai buvo patogi situacija Mindaugui Kuzminskui, susispietė, susispaudė ir susitelkė buvo varžovų aukštaugiai po savojo krepšiu, kuomet kamuolys atiteko Žalgirio puolėjui į rankas, tačiau Mindaugas Kuzminskas šiandien labai gerai įsijungė į Žalgirio žaidimą ir jeigu jo sportinė forma bus tokia, kokia buvo Atėnuose, kokią jis demonstravo šiame ketvirtyje, iš tikrųjų šioje pozicijoje Žalgiris turės puikų tandemą. Emilas Dardinas ploja Mindaugui Kuzminskui už taiklius metimus. Jis tampa pirmoju Žalgirio krepšininku, kuriam pavyksta pataikyti abudu iš eilės. Ir jo 2 taškai padidina skirtumą iki 6, 23-17. Kosta Perovičius. Taiklus Kosta Perovičiaus metimas. Aukštas, labai aukštas yra Kosta Perovičius. Jo ūgis 2,17 m. Čia pražanga Markusui Viljamsui. Ir Oliveris Lafayettas meta baudų metimus. Neblogai žaidė Oliveris Lafayettas praėjusią savaitę. Ir dabar taiklus baudos metimas. Po truputėlį Žalgiris prisimena, kaip reikia mesti nuo baudų metimo linijos. Ką darysi, gal tinkleliai nauji truputėlį išmušė iš vėžių. Bet, kaip sakoma, sąlygos visiems vienodos. Abu baudos metimus sumetęs Oliveris Lafayettas atstato 6 taškų pranašumą, 25-19. Panko nusprendžia pats persiverti kamuolį į varžovo aikštės pusę. Lietė kamuolį Mindaugas Kuzminskas. Taip nusprendžia rungtynių arbitras. Nėra įsitikinęs to. Greičiau įsitikinęs priešingai yra Žonas Plaza. Viljamsas prieš Lafayetą. Prasižengė žalgirietis. Ir Markusas Viljamsas nepataiko pirmojo baudos metimo. Antrasis taip pat skrieja pro šalį. Darijušas Lavrinovičius nusiima kamuolį ir atiduoda jį Oliveriui Lafayetui. Na, tiesą sakant, toks nebūdingas varžovų lyderiui epizodas buvo čia. Gaila, jog Oliveriui Lafayetui nepavyksta pataikyti iš toli. Tokių blyksnių. Ir atakų net nepradėjus derinio, aišku, reikėtų. Todėlgi ne, norint išlaikyti žaidimo spartą. Apsigina šiaip ne taip Kauno Žalgirio krepšininkai, o Markusas Viljamsas persistengia ir prasižengia antrą kartą šio vakaro rungtynėse. Ir sėdasi ant suolo, vietoj jo Krunoslavas Simonas. Tai yra krepšininkas, kuris iš tikrųjų aikštelėje praleidžia
nemažiau laiko už Markusą Viljamsą. Erlas Kalavajus grįžo vadovauti savo komandai. Vėl puikus perdavimas Mindaugui Kuzminskiui, tačiau varžovas, tai yra Lukas Zoričius, suspėjo sutrukdyti žalgiriečių pelnyti taškus. Trigubas dabar Žalgirio komandos kamuolio atėmimas. Marko Popovičius išsisuka, kamuolys išlanko. Kaip būtų gerai patenkinti Žalgirio komandos aistruoliai bent jau to, jog pavyko atkovoti kamuolį. Štai čia perdavimas į galvą ir po to iš karto 3 Kauno Žalgirio krepšininkai atsidūrė prie kamuolio. Šešios rankos, žinoma, yra gerokai daugiau nei 2. 3 kartus daugiau negu 2. Dariušo Lavrinovičiaus metimas netaiklus. Mindaugas Kuzminskas atitvertas nuo krepšio ir atitveria jį Kronoslavas Simonas. Tvirtai sudėtas 1,97 m gynėjas. Zoranas Dragičius prašo nesislėpti žalgiriečiams už nugarų savo komandos draugų. Krzyštofas Lavrinovičius grįžta į aikštę. Ir stoja šalia Darjušo. Zoričius. Jo metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus, nors šis krepšininkas gali pataikyti iš tokių pozicijų taip pat. Marko Popovičius, proga dar viena jam. Ir dabar jau metimas taiklus. 28-19 Žalgiris bėga iki 9 taškų ir Jasminas Repeša iš karto prašo minutės pertraukėlės. Kauno Žalgirio šokėjas. Na, gražuolė Akvilė. Šimtukai kairė patraukit. Ajajeliukas prizas Valtoriai. Baigėsi minutės pertraukėlė, žiauriai kol kas įdomios rungtynės Kaune šį vakarą ir nepaisant to, Kauno Žalgiriui dabar pavyksta atitrūkti iki 9 taškų. Viskas kol kas tik tai prasideda dėl to, kad varžovų žaidime matosi potencialas. Na, ir galų gale tas pats pirmojo rato rezultatas ir tai, kad Malagos Unikaha sugebėjo viską pataisyti, nepaisant to, kad leido varžovams pabėgti dviženklių skirtumų, patvirtina, jog ši komanda kaunasi visada iki galo. Na, aišku, klausimas, ar visada jai pavyksta išsigelbėti, jeigu Eurolygoje šita komanda demonstruoja puikius rezultatus. Kol kas galėtumėm sakyti, kad jie net žaidžia truputį geriau, nes iškovojo vieną pergalę daugiau už Kauno Žalgirį šį sezoną, tai Ispanijos pirmenybėse to paties žaidimo jiems pademonstruoti nepavyksta. Ir dviem frontais panašu, kad Malagos Unikahai išteklių kariauti nepakanka. Ispanijos pirmenybėse savaitgalį Unikaha pralaimėjo Valencijai, pralaimėjo 18 taškų skirtumų, 64-82. Ir tai buvo jau 7. Unikahos pralaimėjimas Ispanijos pirmenybėse. Tai
leidžia šiai komandai kol kas būti viso labo 9 vietoje, nors svajoja jį apie 4, bet kol kas net nepatenka į tą sąrašą, kuris galėtų pretenduoti į play-offus. Na ir savame suprantama, kad 8 vietą užėmusi komanda play-offuose gautų šiuo konkrečiu atveju iš karto Madrido Realą. Tai yra Kauno Žalgirio būsimąjį varžovą kitą savaitę ir dabartinį E grupės lyderį Eurolygos top 16. Oi, koksai keistas metimas. Erlas Kalovėjus ir jo metimas iš toli braukia Žalgirio pranašumą iki 4, 28-24. Tik viena netikslė ataka ir štai taip, skirtumas mažėja. Iki nedidukės 4 taškų persvaros, kurią Žalgiris vis dar turi. Marko Popovičiui tik dabar atiduoda kamuolį Darijušas Lavrinovičius. Popovičius atgal, bet Erlas Kalovėjus galvojo, ką darys Marko Popovičius ir žaibiškų judesių perima šį kamuolį, nubausdama Žalgirį dar 2 taškais ir sumažinama skirtumą iki 2. Štai ir baigėsi linksmybės Žalgirio arenoje, viskas, sunkus darbas prasideda iš naujo. Kšištofo Lavrinovičiaus metimas iš toli, metimas netaiklus, traukia ir ištraukia kamuolį Oliveris Lafayetas, neleidžia Kalovėjus prisitaikyti Marko Popovičiui. Ir dabar pražanga Krunoslavui Simonui. Varžovai prasižengė 5 kartą šiame ketvirtyje. Tai pasiekimas, kurio būtų galima pasinaudoti. Jo labiau, kad Žalgiris yra prasižengęs viso labo tik tai 1 kartą, o žaisti dar daugiau negu pusę kėlinio. Taiklus Marko Popovičiaus baudos metimas. Rezultatyviausių Žalgirio komandoje kol kas yra lengvieji kraštai Mindaugas Kuzminskas ir Tremilas Dardinas. Po 6 taškus jie pelnė šiandien 5. Kšištofo Lavrinovičiaus sąskaitoje. Marko Popovičius dabar brolį gali pasivyti. Ta jis ir padaro. Ir jį keičia Rimantas Kaukėnas. Irgi pataikė 3 taškį šiandieną. Žalgiris bando paspausti savo varžovus. Serkis Vidalis. Nėra jokios pražangos. Galima žaisti toliau. Simono metimas iš 3 taškų zonos yra netaiklus. 3 taškius dažnai meta Malagos Unikachas, šiandien iš 11 metimų pataikė 6. Labai geras pataikymo procentas, 55. Kšištofas Lavrinovičius. Ir netikslus perdėjimas. Taip, kamuolys turėjo atitekti Malagos Unikachai. Nelietė kamuolio Erlas Kalovėjus. Ibrahimas Džiuberas grįžta į aikštę vietoj Oliverio Lafayeto. Oliveriui Lafayetui kol kas yra pavykę pelnyti 2 taškus. Abu juos nuo baudų metimų linijos. Oi, koks Ibrahimo Džiubero blokas perdavimui. Iš tikrųjų labai retas atvejis krepšinėje, kada blokuojamas yra perdavimas. Gaila, jog Žalgiriui nepavyko šito puikiu epizodu pasinaudoti ir užbaigti savo greitos atakos. Žoričius prieš Tremilą Dardiną ir Tremilas Dardinas apsigina. Nesurado jokios galimybės apeiti Žalgirio komandos krepšininko. Aukštesnis už jį Luka Žoričius. Ir Žalgiriui pavyksta išsaugoti tą 4 taškų pranašumą. Paulius Jankūnas. Pauliui Jankūnui šiandien sunkiai sekasi surasti galimybių varžovų baudos aikštelėje. Žalgirio kapitono sąskaitoje tik tai 1 taškas kol kas. Ir štai toks nelabai iš patogios situacijos, bet taiklus Krunoslavo Simono metimas. 2 taškai lieka Žalgiriui. Ibrahimas Džiuberas
Tremelo Dardino metimas iš toli, ko gero pats logiškiausias sprendimas toje situacijoje dėl to, kad nieko nebuvo šalia žalgiriečio, tačiau Dardinui pataikyti nepavyksta ir varžovai gali išlyginti rezultatą. Persverti taip pat. Pražanga. Antroji Ibrahimo Džebero pražanga. Ilgai, labai ilgai ore išsilaikė Krunoslavas Simonas. Ir jo sąskaitoje šiandien 3 taškai kol kas. Prametė abu savo tolimus metimus. Pataikė 2 taškį ir dabar sumetė baudas. 30-30, lygu. Lygu šiuose rungtynėse, kuriuose Žalgiris akimirkai buvo įgijęs 8 taškų persvarą, tačiau ji labai greitai ištirpo. Dardinas iš savo krašto, iš toli, netaiklus Tremelo Dardino metimas. Ir lieka jau mažiau nei 3 minutės iki antro ketvirčio pabaigos. Na, turint omenyje tas 5 komandinės varžovo pražangas, būtų gerai, aišku, sužaisti agresyviau, arčiau krepšio žalgiriečiams. Netaiklus Frano Vaskeso metimas, Rimantas Kaukėnas. O taip, į baudos aikštelę, tačiau ten varžovų rankų miškas. Ir gerai, jog bent pavyksta iš to miško išsipainioti nepraradus kamuolio. Taip, nuo Frano Vaskeso kamuolys palieka aikštę, Žalgiris bus su kamuoliu po šios minutės pertraukėlės, kurios, man atrodo, prašo Žanas Plaza. Žalgirio puolimas įstrigo po varžovų stratego paprašytos minutės pertraukėlės. Erlas Kalavojus ir jo taiklus metimai bei sėkmingi epizodai šiuose rungtynėse, ką tik buvo jūsų ekranuose, tai yra žmogus, kuris šiandien pelnė jau 11 taškų ir jis rezultatyviausias varžovų komandoje šį vakarą. Ir didžiąją dalimi jo pastangomis pavyko Malagos Unikachai sunaikinti tą Žalgirio persvarą, kurią žalgiriečiai turėjo. O dabar pažeista 3 sekundžių taisyklė. Ir vėl tenka grįžti į gynybą. Marko Popovičius keičia Tremelo Dardiną. Toks yra Žano Plazos sprendimas. Ir įdomu iš tikrųjų bus pasižiūrėti, kaip jisai veikia. Kaukėnas dabar žais prieš Krunoslavą Simoną. Apsiginti 1 prieš 1 nepavyksta, bent jau teisėjų nuomonė, tai taip, pražanga. Abu stūmėsi vienas į kitą, rodo Žanas Plaza. Na, iš tikrųjų, norėtųsi su Žalgirio treneriu sutikti. Ibrahimas Džeberas. Dar vienas jo perimtas kamuolys. Nu, iš tikrųjų, profesionalus kamuolių vagis yra Ibrahimas Džeberas.
Ne veltui jis dabar pagal šį statistinį rodiklį pirmauja Eurolygoje, perindamas po 2 kamuolius vidutiniškai per rungtynes. Na, šiaip, aišku, perimti 2 kamuolius per rungtynes neatrodo labai didelis žygdarbis. Aišku, jis gali būti ir svarbus, bet daryti tai nuolat yra iš tikrųjų išskirtinis sugebėjimas. Krzysztofas Lavrinovičius, taiklus jo baudos metimas, 6. taškas šios dienos rungtynėse. Pauliaus Jankūno indėlio irgi labai reikia šiandien Žalgiriui. Krzysztofas Lavrinovičius sugrąžina Žalgiriui 2 taškų pranašumą. Prieš paskutinę antrą kėlinio minutę. Simonas prieš Kaukeną, vėl ta pati situacija. Labai daug Kauno Žalgirio krepšininkai juda gynyboje ir galiausiai visą tai atsiperka, nes Krunoslavui Simonui rungtynių arbitras fiksuoja žingsnius. Štai taip šokinėti negalima. Iš tikrųjų, nepaisant tų visų pastangų, nepaisant tos visos dvigubos pagalbos, trigubos pagalbos ir judesių gynyboje, varžovai vis tiek neišsimušė iš ritmo ir tęsė šią ataką iki galo, iki tų žingsnių. Ibrahimas Džeberas matėsi, jog metimas bus netaiklus ir kamuolys net nelietė lanko. O dabar varžovų greitas atsakymas. Ir laimiai nepataiko. Niekino nedengiamas Markusas Williamsas. Dar viena pražanga. Žalgirio krepšininkai jau kelintą kartą šios dienos rungtynėse grėbėsi už kalvų. Marko Popovičius sako, aisve, aš prisiekiu, kad nieko nedariau. Ir iš tikrųjų šitame vaizdo pakartojime mes matėme Marko Popovičius priesaigos nuoširdumą ir teisingumą. Dar kartą Williamsas meta iš 3 taškų zonos. Iš super sudėtingos situacijos privertė jį mesti Rimantas Kaukenas. Šypsosi rungtynių arbitras, atidavęs kamuolį dabar Malagos Unikakai. Žalgiris ir jau nebegali sulaukti, kada teisėjas atiduos kamuolį Žalgiriui. Panko, netaiklus metimas, dar vienas pataisymas ir šiek tiek taip Žalgiriui pavyksta apsiginti. Galima pagalvoti apie greitą ataką, tačiau varžovai greitai sugrįžo į gynybą ir štai taip apsigina. Marko Popovičius atspėja Sergio Vidalio sumanimą ir dabar jau ramiai reikia išlaikyti kamuolį iki kėlinio pabaigos. Niekur pabėgti nepavyko ir Žalgiris kol kas šį ketvirtį pralaimi 2 taškais. Zoranui Dragičiui pražanga. Šiandien teisėjai daug labai fiksuoja pražangų ir vieniems ir kitiems. Tai 2 baudos metimai į varžovo komandos krepšį. Žalgiris šiandien metė 13 baudos metimų, 10 pataikė, varžovai metė 6, pataikė 4. Na tai iš tikrųjų šioks toks pranašumas dvikovoje, kuri kol kas vyksta tikrai taškas į tašką. Taiklus Marko Popovičius, 6 taškai jo sąskaitoje. 3 krepšininkai yra pelnę po 6, Mindaugas Kuzminskas, Remilas Dartinas, Marko Popovičius, 7 turi Krzysztofas Lavrinovičius. Marko Popovičius prisijungia prie jo kompanijos, lieka nepilnos 7 sekundės. 6 sekundės ir 70 iki antro ketvirčio pabaigos. Varžovai prašo minutės pertraukėlės, kurią sutaupė. Tokiam atveju Jasminas Repeša. Dėkui, darbas ir gali, garsiausias sutikti Žalgirio šokėjas. Jos kviečiu dalyvauti top sporto žaidime. Ir top sportas prieš jūs saugot akis,
mes dovanojame tos sporto marškinėlius. Merginos po švenčių itin netaiklios. Matyt, ne taip šaudė. Ir taip, naujųjų metų fejerverkai tęsiasi, pataikys ir gali atiduoti marškinėlius. Mielos žalgirietis dabar dėtų jūsų marškinėlius, galėtų ir savo iššaut marškinėlius. Žalgiris Nedamas 2013 metų kalendorių baigėsi privalu turėti kiekvienam Žalgirio sirgaliui. Kalendorius ieškokite suvenyrų prekybos vietoje arenoje, Žalgirio parduotuvėje Akropolyje bei interneto žalgirioparduotuvė.lt. Pasikeitė žaidėjai per sezoną, Silvija komandai į aikštelę grįžta Silvijui su Žalgirio komandai aikštelėje Mindaugas Kuzminskas ir Marija Vėlaš. Paskutinės 6 sekundės. Suspėjo atlikti įmetimą Krunoslavas Simonas, bet ko gero ne tokį, kokį jam norėjosi. Taigi Žalgiris apsigina ir tie patys 4 taškai, kurie skiria komandas po pirmo kėlinio, skiria komandas ir po antro kėlinio. Žalgiris priekyje 34-30 ir dabar ilgoji pertrauka. Mūšis ir jo pratęsimas po jos.